Na, Kleo, tiesa ar baimė? Renkuosi baimę. Labas, Kleo. Nemaniau, kad taip įsigasi. Ką ji čia veikia? Pakviečiau Aminitą, nes gerai žinau, kaip iš pradžių būna sunku naujoje mokykloje. Seniai nesimatėm. Kaip judvi susipažinot? Tai buvo seniai. Drakulaura, tavo rūbai nerealūs. Gal ir man ką paskolinsi? Tik nesitikėk paskui jų atgauti. Tu galėtum būti modelis? Ačiū, aš ir taip, modelis. Štai, su savimi visada turiu kelias nuotraukas. Gerbėjams. Mano rankinė! Aminita, mes čia žaidėm tiesa ar baimė? O, tada renkuosi tiesą. Kaip judvi susipažinot? O, tai sena istorija, ar ne, Kleo? Aš pražįstu kartą per 1300 metų. Tai išties ypatingas įvykis. Ir štai jūsų karalienė. Ir jūs tai vadinat reveransu? Nagi lenkit nugaras. Nepamirškit, kad jums pasisekė. Turit galimybę džiaugtis mano grožiu. Baisu. Neteisinga. Jokio lygaus paviršiaus, kad galėčiau pasigėrėti savo atspindžiu. Ir kaimiečiai suprato, kad esu pernelyg reta ir ypatinga, kad mane pasiliktų. Todėl buvau padovanota Denilų šeimai. Mūsų šeima buvo įkalinta mūsų pačių kape. Pripažįstu, buvo nuobodu, kol nepražydo Aminita. Man patinka ta suknelė. Turėsi man ją paskolinti. Ir jinai pasiskolino kabutėse, kaip ir visa kita. Turėsi paskolinti šitą, paimsiu šitą ir šitą. Pasiskolinau kai ką plaukų priežiūrai. Vampiai reikia grožio miego. Bet tai dar nebuvo blogiausia dalis. Man čia per ankšta. Reikia sugalvoti, kaip iš čia ištrūkti. Aminita, tu išsivadavai. Atvesk pagalbą. Atvesiu pagalbą. Tik dar pasiskolinsiu šitą. Aminita labai gera, kad išėjo pagalbos. Tikrai taip, išskyrus tai, jog ji negrįžo. Taip, atsiprašau. O aš tikiu, kad monstrai gali pasikeisti. Kleo, tiesa ar baimė? Rinkis baimę. Baimė. Nepabijok susitaikyti su Aminita. Gerai. Fantastika! O kaipgi tu, Aminita? Aminita? Mano rūbai! Aminita pasiėmė viską! Pasiskolino vėl taip, kaip visada. Kai direktorė pasakė, kad šiais metais monstrų puota bus rengiama sode, nesitikėjau, kad mums reikės jame dar ir dirbti. Baik, Leo, nėra taip jau blogai. Apsidairyk, kaip akį džiugina visokie augalėliai. Atsargiau, lorda. Tai rečiausias sodo augalas – lavongelė. Ji pražysta kartą per 1300 metų. Ir šiąnakt ji išsiskleis per monstrų puotą. Jei tik Lagūna būtų čia su manim. Tiesa, juk ji vis dar siaubride. Gilai, gerai tave suprantu. Ir aš baisiausiai ilgiuosi savo vaikino. Velne mini? Man reikia bėgti. Lorda! Čia nuo Lornos vaikino. Jis ją paliko. Kaip jis galėjo? Dabar tikrai nelaikas sėdėti namie ir žliumti. Šį vakar monstrų puota ir mes pasistengsim, kad Lornai būtų labai smagu. Operacija Padėkim mūsų sesiai Maknesiai prasideda. Ei, Lorna, Paklausyk, dabar tau labiausiai reikia tavo draugių vampių draugijos. Ir tavo draugo Gilo. Aš niekur neisiu. Ar ne katastrofa? Lorna, mes čia turim sudaužytų širdžių pirmosios pagalbos rinkinėlį. pamėkliškas makiažas, 4 metų monstrų pulso numeriai ir didžiausia dėžė ledų su krauju, kokią mums tik pavyko surasti. Ne, ačiū. Nepamatysim, kaip pražys lavongelė. Gal leiskite man? Lorda, gal galėtume pasikalbėti? Šį vakar pavasario monstrų puota pabandžiau pasikviesiu tave į šokius, žinai, kaip draugė. Tu toks mielas, Gilai. Lagūnai labai pasisekė.
Gerai, eisiu su tavimi į šokius, kaip draugė, bet aš neturiu ko apsirengti. O šitą judesiuką aš vadinu šliaužiančią holoturiją. Ak, Gilai, ačiū, kad įkalbėjai mane šį vakar čia ateit. Man daug geriau, kai esu su draugais. Be to, šiąnakt pamatysim, kaip išsiskleis lavongėlė. Ui, žinot ką? Kartą tai jau mačiau ir patikėkit manim. Lavongėlė smirda. O, nebūk tokia padiurėlė, Kleo. Lavongėlės patys nuostabiausi augalai pasaulyje. Man tik liūdna, kad čia nėra lagūnos. Gilai? Ką tai reiškia? Spėkit, kas grįžo iš Šibujos! Kasgi čia nutiko? Gil, kaip tu galėjai? Lagūna, prisiekiu, viskas ne taip, kaip atrodo. O man atrodo, kad Gilas į monstrų puotą pasikvietė Lorną Magnesę. Na gerai, tai kaip čia atrodo? Lagūna, aš galiu viską paaiškinti. Nereikia. Lėkiau tokį kelią išsiaubrido, kad padaryčiau tau staigmeną per šokius, o grįžtu ir randu tave, šokantį su kita vampe. Aš išeinu. Lagūna! Lavongėlė, ji ima skleistis po 1300 metų. Tikėkimės, šita nebus kaip ta mano matyta lavongėlė. Ta baisiai tvokė. Lagūna, aš pakviečiau Lordą į šokius tik kaip draugas draugą. Jos vaikinas ją paliko ir jai reikėjo kažkaip pakelti nuotaiką. Supranti? Tu toks mielas. Atleisk, kad iškėliau sceną. Aš tik tiesiog įsivaizdavau, kaip šį vakar viskas atrodys, kaip tave nustebinsiu, pulsiu tau į glėbį ir kartu stebėsim, kaip prasiskleidžia lavongėlė. Vajetau, lavongėlė, Gilai, mes pražiopsosim. Vėliau pasilikčiau čia, su tavim. O, Gilai, lekiam. Jis skleidžiasi. Viduje kažkas yra. Kažkas? Ar kai kas? Čia vampė! Ir ne šiaip sau paprasta vampė. Sveika atvykusi į monstrų vidurinę. Esi garbės viešnia? Čiagi Aminita Nightshade. Vakarėlis man nereikėjo. Nors ne, dar ir kaip reikėjo. Juk aš ypatinga. Cleo de Nil. 1000 metų. Jūs pažįstamos? Sakykim, mudvi su Cleo senos draugės. Vaikystėje žaisdavom tose pačiose kapinėse. Tai ilga istorija. Vargšė Cleo, tokia pat nyki kaip ir anksčiau. Aišku, neturi vaikino. Tiesą sakant, čia mano vaikinas Diusas. Labas, gražuolė gyvatgalvi. Labas. Cleo, juk neprieštarausi, jei su juo pašoksiu. Anksčiau visada visko dalindavaisi. Kleo, ką man daryti? Ar galiu pakviesti šokiui ir visiems kitiems šokiams? Tai žinoma. Gražios monstrų puotos, Gilai. Patinka pavasaris. O smagiausia, kad turėsim naujas fantastiškas sukneles pavasario monstrų puotai. Kaip nuostabu. Suknelė visai nieko, bet atrodyčiau kur kas šauniau, jei šukuosena nebūtų tokia klaiki. Paklausykit, jei čia kam reikia keistis, tai tik man. Pažiūrėkit, kokia ilga mano uodega. Mano ausis, jos nepakankamai aštrios. Man norėtųsi žalesnio veido. Pažvelkit, nė vieno randelio. Tobulai simetriškas veidas. Aš tokia graži. Silencijo! Mari, Sol, išgąsdinai mus. Palaukit, dar ne taip įsigasite, išgirsiu dar bent vieną jūsų nusiskundimą, čikos. Negi taip nieko ir nenorėjai pakeisti savyje? Si, dar monstrų pikčių. Tada labai gėdinausi. Savo pėdų dydžio. Į savo pėdas negalėjau nepažiūrėti. Ir nenorėjau, kad kiti jas matytų. Ypač
sniegžmogis. Tada būčiau padarius viską, kad tik paslėpčiau jas nuo kitų sniegžmogių. Tikras pėdų košmaras. Bet paskui vieną dieną suradau tiesiog nerealią išeitį. Ogi platformas. Garantuotai padidina pėdą netgi 3 kartus. Tau buvo gėda, nes manei, kad tavo pėdos per mažos. O tu ką manei? Mano pėdos buvo mažiausios visame kaime. Tom platformom išleidau visus savo pinigus, kiek tik buvau susitaupiusi. Laimė, kaip tik spėjau monstrų pikčių džiunglių festivaliui. Jame dalyvavo visi. Sniegžmogis irgi. Atrodo, suveikė. Tau viskas gerai? Si. Bueno. Gal norėtum pašokti? Taip. Si, kodėlgi ne? Pamaniau, jei jau sniegžmogiui nesvarbus mano pėdų dydis, ko man sukti galvą? Aš jam patinku tokia, kokia esu. Kvaila sukti galvą dėl to, ko negali pakeisti. Ir nuo tos akimirkos aš nusprendžiau mylėti save tokią, kokia esu. Pagalvokit pačios, kai kitą kartą žiūrėsit į veidrodį. Ačiū, kad pasipasakoji, Marija. Kartais reikia, kad kokia išmintinga vampė mums primintų, kad reikia mylėti save tokią, kokia esi. Tik regis ne visos tą suprato. Ką, negirdėjot? Šį sezoną madingos didelės pėdos. Gražus šuoliukas, Lagūna. Šiandien mano paskutinė treniruotė prieš monstrų mainų programą. Pamatysi, tau labai patiks mokykla siaubride. Bet aš taip jūsų visų pasiilgsiu, ypač Gilo. Tai naujai vampiai Lornai teks labai pasistengti, kad užimtų tavo vietą. Hei, Gilai, gal pavaikštom po parduotuvės? Gilai, pažadėjai man padėti su tuo, reikalu. Taip, reikalu, tu ne prieš? Nekiek. Ačiū už supratingumą, Lagūna. Oho, Gilas su Lorna šiepia vienas kitam miltis. Tu neprieštarauji? O turėčiau? Aš pavydėčiau. Žiauriai pavydėčiau. Žiauriai, žvėriškai, siaubingai pavydėčiau. Supratau, Sirena. Taigi, tu vis tik pavydi. Aišku, kad pavydžiu. Atleisk. Tiesiog Gilo tėvams patiktų, jei jis mane mestų ir imtų susitikinėti su gėlavandenė vampė kaip Lorna. Ko su juo nepakalbi? Nes taip, parodyčiau, kad juo nepasitikiu. O aš pasitikiu. O gal ne? Mes juos paseksim, ar ne? O taip, būtinai. Aš negirdžiu, ką jie šneka. Man nesvarbu, kad mes iš skirtingų pasaulių. Mums lemta būti kartu. Lagūna! Sirena? Gilai, Sirena! Ką jūs čia veikiat? Lagūna žino viską, ką jūs čia darote. Lagūna žino apie Finą? Žino? Kokį Finą? Lordos gėlavandenį vaikiną? Žinoma. Labas, Finai. Finas gyvena suriame vandenyne, o aš gėlavandenėme ežere. kaip mudu su Gilu. Jis tau patarė, ką sakyti tavo gėlavandeniams tėvams. Taip, nežinojau, kaip pasakyti savo tėčiui. Atleisk, kad taip ilgai užlaikiau tavo mielą į Gilą. Nė nepastebėjau. Tai o ką tada čia veikiai? Aš norėjau padovanoti šitą, kad prisimintų mane. Ak, Finai, jei jau Gilui su Lagūna pavyko, žinau, pavyks ir mudviem. Palikim juodu viedus. Agilai, Don Kichoto vidurinėje žvėriškai smagu. Čia tiek kitokių dalykų. Žinojau, kad tau patiks siaubride. Taip, bet aš ilgiuosi tavęs. Ir aš tavęs ilgiuosi, Lagūna. Bet ei, aš bent jau turiu kriauklę, kuri tave primena. Buenos dias, chicos y chicas. Čia jūsų vampė, Mari, tiesiogiai iš
nuostabiojo monstrų pikčių kaimelio. Garsėju ilgais plaukais, ilgais batais ir baisiu charakteriu. Šiandien sėsiu į traukinį, kuris nuveš mane į naują siaubo mestrą monstrų vidurinėje. Aš patekau į monstrų mainų programą. Ar pasiilgsiu monstrų pikčių? Aišku. Žinoma. Bet, kaip žinot, ši liuksiška sniegžmogė niekada neatsisako nuotykių. Mano pusseserė Jetė irgi mokosi monstrų vidurinėje. Jie atvyksta į monstrų pikčių ir su manimi traukiniu keliaus atgal. Sveiki, pusseserė. Aš čia, Eda. Šiandien mano paskutinė diena monstrų pikčių ir prieš išvykdama labai noriu tau viską aprodyti. Gal ir galim dar kiek padikinėti. Ar esi mačius baisesnę vietą už monstrų pikčių? Taip, čia baisiai gražu ir tiek daug sniegžmogių, bet mums jau metas į traukinį. Taip, tu teisi. Aš pasiruošus nuotykiams monstrų viduriniai. Bet pirmiausia, reikia perplaukti Amazonės upę. Čia Gabi, čia Angelitas. Pala, nematau pigės pantalonės. Taip, žavios jūrų kiaulytės ir dar žavesni vardai, bet mums jau metas. Na, ką pasakysi apie Marį makiažą? Tiesą sakant, man patinka, bet dabar mums jau Geležinkelio stotį, žinau. Bet negali išvykti iš monstrų pikčių, nepamačius mūsų garsiųjų džiunglių. Bet po to daugiau jokių kvailysčių. Pabėgti nuo šitų poatų, čia jau tikrai ne jokios kvailystės. Sakiau, kad atsidursim stoty. Kada nors. Bet pripažink, monstrų pikčių buvo smagu. Žinai, ką pusseserė? Tikrai smagu. Mari, čia tai bent platformos. Ką galiu pasakyti? Kas sugebu, tas sugebu. Sveikos. Vampės, gal žinot, kas nutiko Ebei? Nemačiau jūs visą savaitę. O, žinau, kas jai nutiko. Buenos dias, čikas ir čikos. Čia jūsų vampė, Ebi Abominable, tiesiogiai iš monstrų pikčių. Jai ten taip patiko, kad nutarė pasilikti dar savaitėlę. Įsistatau, kas manęs nepažįsta. Ilgi plaukai, vidutiniai batai ir galingas charakteris. Ačiū pusseserė Mari. Dar vienas siaubo mestras baigėsi ir jūs žinot, ką tai reiškia. Siaubaltųjų diena. Leo, šioj nuotraukoj atrodai tiesiog puikiai. Aš šioj nuotraukoje atrodau tiesiog puikiai. Kalbėjai apie mane. Paskelbsiu tai internete. Siaubaltųjų diena. O kas ji? O, sveikos. Kokia graži nuotrauka. Kaip tau pavyko? Atleiskite man. Tiesiog dievinu fotostaigmenas. Mano vardas Lorna. Lorna Maknesi. Tu viena iš monstrų vidurinės naujokių. Ir tu iš... Škotijos siaubakalnių Lochneso ežero. Jūs turbūt girdėjote apie mano tėtį, Lochneso pabaisą. O, pričiupat mus, panelė Maknesi. Na, juk kažkas turi tampyti jūsų iš pelekų. O čia labiausiai pabaisiausias panelės tėtis, apie kokį tik galima svajoti. Nedrįsk keliauti į sausumą, mieloji. Bet pats tu ten buvai ne kartą. Ir nemačiau ten nieko gero. Prisimink, kiek bėdų buvo dėl tos vienos nuotraukos. Visi normalieji nuo čia lik pat Glaspurvio pradėjo ežero tyrimą, ieškodami mūsų pilies. Prašau, tėti, būsiu labai atsargi. Aš sakiau, kad tu esi pats pačiausias. Sakei, tik valandą. Oi, tėvelė, ačiū tau. Tik laikykis atokiau normaliųjų. O mano nuotrauka gera. Nežinau, kodėl tai pasielgiau, bet tame fotoaparate buvo kažkas, kam aš negalėjau atsispirti. Privalėjau iškrėsti fotostaigmeną. Ši fotografija labai apstulbino ir visus privertė susidomėti. Kasgi iškrėtė fotostaigmeną Lochneso ežere? Ar graži mano nuotrauka, tėtė?
Kadangi ežeras knibždėjo normaliaisiais, mes su tėčiu nusprendėme trumpam išvykti. Radome monstrų vidurinės mainų programą. Tai buvo geriausia proga man sužinoti daugiau apie sausumos gyvenimą. Taigi, fotos staigmenos atvedė mane į monstrų vidurinę. Kartais aš negaliu susilaikyti. Aha, tai leis tave pasveikinti atvykusi monstrų vidurinę. Sveikinu, tai tavo pirmoji diena mokykloje. O, tai ne pirma mano diena čia. Mokausi jau visą siaubo mestrą. Dingstu. Panos, susitiksim vėliau. Vampės, Lorna tikrai nejuokavo. Šiandien paskutinė diena užsirašyti monstrų mainų programą. Pasinaudokite progą praleisti siaubo mestrą pasirinktoje užsienio šalyje. Monstrai iš viso pasaulio pasiruošia padėti jums pasirinkti siaubo šalį. Tu tik pažiūrėk, koks pasirinkimas! Vaislandija, Transilvanija, Siaubajus. Ar jau žinai, kur nori važiuoti, Drakulaura? Net nežinau. O jei kvailai pasirinksiu? Nepakenčiamas spaudimas. Žinau užtikrintą variantą. Siaubo mestras Himalajų vidurinėje. Himalajai? Be to, turiu daugybę šaunių žieminių drabužių, o čia nėra kur jų vilkėti. Bet kažkas man kužda, kad verčiau nevykti ten, kur ne šiaip sau šalta, bet baisiai šalta. Gal verčiau rinkti šalį garsėjančią menais ir kultūra? O jeigu Madridas? Siaubo mestras Ispanijoje. O, kaip meniška. Atleiskit, senjorė drakonė. Ar žinot, kiek valandų? Gal paklausiu ko kito. Kažin, ar man tai patiktų. O man šiauriai patinka. Dabar patimsiu ir užsirašysiu. Baublandija? Nežinau. Vaisetina? Gal? Dominikos siaubublika? Kaip man išsirinkti vieną šalį, kai vienoje traukia vieną, o kitoje kitą? Tai gal rinkis tokią, kurioje visko po truputį. Šibuja? Japonija? Daugybė judrių gatvių niekada nemiegančiame mieste. Bet yra ir ramybė alsuojantis dzen sodai užmiestyje. O jų mados tokios, kad niekur kitur nepamatys. Fantastika! Tai tiesiog svajonė! O čia vienintelė vieta likusi monstrų mainų programoje. Visą dieną skraidėjai padebesiais ir visiškai praradai laiko pojūtį. Jau vakaras, mieloji. Oi! Kągi, tegu bus Šibuja, Japonija. Ledi ir džentelmonstrai, sveikinu jūs Šibujoje, Japonijoje. Wow! Šibuja buvo ideali mano vaizduotėje, bet kai jau esu čia, o jeigu aš čia nepritapsiu, jei niekam nepatiksiu, kas jei suklydau pasirinkdama? Regis, man patiks Šibujoje.